dalyvauja pilietinėje iniciatyvoje Laisvės kaina, kurią organizuoja Kauno švietimo skyrius ir Kauno Kazio Griniaus progimnazija ir kiti organizatoriai. Tai yra skirta paminėti prezidento Kazio Griniaus 150-osios metinės. Tiesiog renkama informacija apie Lietuvos šviesuolius ir mūsų mokykla irgi pateko į šią iniciatyvą ir mūsų partneriai yra Kauno Vidurio gimnazija. Tai mes pasikvietėm mokytoją, anglų mokytoją Vidą Balkevičienę, kuri čia daugybę metų gyvena ir tiesiog papasakos apie Ūdriją, apie Ūdrijos žmones. Mes anglų kalbos pamokas irgi su vaikais išeiname pas žmones, pas vyresnius žmones. Ir pirmas klausimas mūsų yra, ką jūs žinote apie ir prisimenate apie Ūdrijos kaimo šviesuolius. Ir kaip nedrįsta, beveik kiekvienoj sodyboj visi prisimena Zakristijoną. Nesimena jo pavardės, bet sako, toksai buvo, tai kuris atidarė mokyklą 18 amžiui. Pirmąją Ūdrijoje mokyklą, ten buvo 10 mokinių ir išmokė vaikus. Ir man tai keista, kad žmonės šitas faktas yra įstrigęs. Dabar Ūdrija, kodėl Ūdrija vadinama? Jūs tikriausiai žinote visi. Taip. Ir sakoma, kad dar 16-17 amžiuje čia buvo išvystytas ūdrų verslas. Žmonės gaudydavo ūdras, pardavinėdavo jų kailius. Ir iškitas pasakojimas, kad seną išveja taip išpuolė, kad jis vos atsigynė ir vyro užmušė ir nunešė net klebonui dovanų. O šiaip Ūdrija nebuvo turtingas kraštas. 17 amžiuje mes ten bažnyčios neturėjom ir Ūdriškiai eidavo melstis į Kaune. Tik tai 17 amžiuje, 1622 metais čia buvo atidaryta pirmoji bažnyčia. Tada jau atsirado jau interaktoriai, kurie mokė skaityti, rašyti. Vėliau bažnyčia kelis kartus keitėsi ir dabar, kaip jūs matote, mes turime labai gražią bažnyčią, nuo klasikinio stiliaus. Mokyklos taip pat keitėsi. Buvo pradinės, buvo kelios pradinės mokyklos, paskui vis apsijungė. Ir tik tai 1934 metais pagaliau buvo pastatyta šita graži mokykla, kurioje mes ir dabar esame. Taip kaip kiekvienas kaimas, taip ir Ūdrija turi kaimo šviesuolių. Kas tie kaimo šviesuoliai? Kaip man atrodo, kas tie kaimo šviesuoliai? Anksčiau kaimo šviesuoliai tai būdavo mokytojas, zakristijonas, gydytojas. Bet jeigu dabar jūs pažiūrėsite į kaimą, ir šiandien aš pasirinkau žmogų kaimo šviesuolį, kuris ne gydytojas, ne mokytojas, o ūkininkas, paprastas ūkininkas. Bet jis tiek daug duoda kaimui, kaimo ekonomikai, kaimo kultūrai ir mokslui, kad aš apie jį negalėjau nepapasakoti, bet ateiti vėliau. Kas dar žymių žmonių gyveno mūsų kaime? Tai aišku, visi žinom Juozą Neimanto, kuris 20 amžiuje čia dirbo Zakristijonu, surinko daug liaudies dainų, tautosakos, turėjo įkūręs labai didelį gražų chorą, kuris gal vienas iš pirmųjų atliko čia tautinę giesmę. Ir visa Lietuva žino, šito amžiaus pats žymiausias dailininkas, tai Vytautas Kazimieras Jonynas. Tai buvo ir tapytojas, ir skulptorius, ir vitražų kūrėjas. Gamino darbai yra net Vatikane ir kitose didžiose Lietuvos bažnyčiose. Ir jūs, aš žinot, mokotės Kristijono Donelaitį, bet tikriausiai nežinote, kad iliustracijas šitai knygai nupiešė Ūdrijiškis dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas. Tada vaikai važiuojant į Druskininkus, gal praeitais metais vykome, ten yra Jonyno muziejus, šalia Čiurlionio muziejus, ir jis ten visus sukaupė savo piešinius, savo darbus,
Ir po mirties testamente parašė, kad visi šitie darbai jo yra dovanojami Lietuvai. Todėl tikrai, būdami druskininkuose, užsukite ir pažiūrėkite, kaip gražiai kūrė mūsų Gudryškis dailininkas. Puikiai yra žinomi ir knygnešėjai vadinamieji, kurie tai Nasiulevičius, Juozas ir Antanavičius, kurie nebijodami savo žurnalų platino ir religinės knygas, ir kitokio pobūdžio knygas, ir ne kartą buvo uždaryti gerą darbą. Turėjome ir daugiau mes tų šviesių žmonių, dalis jų yra gyvi ir gyvena dabar kaime. Jūs visi žinot mūsų dažną viešinę mokyklos Aldoną Černiauskienę, kuri pirmoji įkūrė pagaliau Udrijoje muziejų, pati užauginusi 3 paimtus svetimus vaikus ir yra mūsų mokyklos dažnai renginių vedėja ir organizatorė. Galiu kažkiek keletą sakinių pasakyti ir apie savo vyrą Vladą Valiukevičių, kuris norėdamas išsimokslinti, sakė, aš pėsčiomis nuėjau į Kauną, pasiėmęs duonos kepalą ir sūrio gabalėlį, stojau į akademiją, nežinojau, kad dalyvauju duonos sriubos, tai aukštojo mokykloje. Nebuvo iš ko maitintis, stipendijų gal ir nebuvo, tėvai nieko neturėjo. Tai būdavo, sako, valgykla, privirdavo didelį katilą sriubos ir kas nori, tai neįdavo ten ir pavalgydavo. Tai sako, pasipildavo net tos sriubos 2 kartus per dieną, tai buvo visas mūsų maistas. Bet veršėmės iš to kaimo, veršėmės į šviesą, kadangi kaime buvo vargas, buvo skurdas, žemės negalėjome įsimaitinti. Ir taip baigęs mokslus, jis tapo filosofu. Visą savo gyvenimą dėstė filosofiją, religijotyrą. Šiuo metu išleidau knygutę vieną savo čia jau Udrijoje gyvendamas. Tai knyga, kuri yra apie religijas, pavadinimo viešpatie išgelbėk mus nuo viešpatavimo. Tikriausiai kultūros galų neskaitote, bet ten yra daug jos straipsnių apie Vincos Kudirkos pasaulėžiūrą, apie žemiškasis Kristus yra keli straipsniai parašyti. Tai, dabar norėčiau kažkiek papasakoti apie mano žymiausią Udrijos žmogų. Aš manau, kad jisai ne tik tai Udrijoje yra pats žymiausias, bet visoje Lietuvoje. Todėl, kad šioje šeimoje yra 3 mokslų daktarai, 3 fizikos daktarai, tėvas ir 2 sūnus. Jie visi baigė Udrijos pagrindinę mokyklą, tai Alfonsas Peckus ir jo sūnus Martynas Peckus ir Donatas Peckus. Jo tėvas rašė disertaciją iš fizikos ir dirbo fizikos institute. Martynas buvo mano auklėtinis, kada aš čia atvykau dirbti. Ir baigęs disertaciją, jisai, mirus jo tėvui, Alfonsas Peckus nutarė grįžti į Udrijos kaimą ir perimti tėvo ūkį. Jo tėvis iš viso įdomus buvo, todėl, kad tai buvo vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris nestojo į kolūkius. Pasėjo vis valdžios atstovai, prašė, kad jis rašytų pareiškimą ir stotų į kolūkius, o Alfonso tėvas Peckus atsisakė. Sakė, kai gyvenau, taip ir gyvensiu. Štai šitą 100-metę sodybą paveldėjęs Alfonsas Peckus nutarė jos neapleisti. Pirmiausiai sutvarkė sodą, pasiėmė žemės ir pradėjo ūkininkauti. Tada nuvažiavęs į fizikos institutą, jis sako, aš vis tiek, mano darbas teorinis, aš labai daug dirbu ir skaičiuoju, ar aš negaliu dirbti savo mokslinius darbus namie. Ir aišku, kad vadovas jį atleido ir sakė, tu ir taip dalyvauji daug konferencijose, dalyvauji įvairiuose seminaruose, tu puikiai gali atlikti darbą namie ir ūkininkauti. Ir štai taip Alfonsas Peckus su žmona Liucija, kuri yra vaikystė, pradėjo ūkininkavimą. Iš pradžių jie turėjo 100
jie turi 320 hektarų. Jų sūnus Domantas ir Martynas baigė mūsų mokyklas, baigė vidurinės ir taip pat stojo studijuoti fiziką. Tėvas nors dėstė, jaunesnysis sūnus norėjo studijuoti mediciną, bet tėvas pasakė, kad fizika tai yra mokslas, įdomus mokslas, svarbus. Jeigu jūs baigsit fiziką, jūs galėsit pabaigti, jūs galėsit studijuoti bet kurį dalyką. Ir štai tai visi trys vyrai tapo fizikos mokslų daktarais. Bet įdomiausia, kai ateina ruduo, tai reikia nuimti derlių, visi tie trys mokslų daktarai sėdi ant kombainų ir išvyksta į laukus. Tai čia tikrai toksai retas atvejis. Ir aišku, kad jau tų pinigų gal užtektų, jau uždirba, bet žmonės, kurie nenori apleisti žemės, nenori apleisti žemės ūkio, nes Veskaus nuomonė, kaime labai svarbu kultūra, žemės ūkis ir mokslas. Dabar ką jie augina? Jie sakė, mes negalime auginti kviečių, mes negalime auginti kviečių, kadangi mes už juos gauname pinigus. Ir Peckus buvo pirmas žmogus tarp visų fizikų, aišku, Vidurijoje ir Alytaus rajone, kuris nusipirko kompiuterį. Tas kompiuteris tais laikais kainavo 2 milijonus kolonų. Ir sako, jeigu aš nebūčiau turėjęs ūkio ir nepardavęs kviečių, tai aš būčiau turėjęs dirbti 15 metų ir taupyti, kad nusipirkti tą kompiuterį. Dabar jisai jau ūkyje yra pati naujausia technika, jos nėra daug, turi pasistatęs grūdų saugojimo bokštus, tie bokštai talpina 600 tonų grūdų, bet labai įdomu, jis turi optinę grūdų valymo mašiną. O optinė mašina tai yra tokia mašina, kuri ne šiaip atskiria ten pelus arba piktžoles ar kitokias dalis, bet jinai valo grūdus pagal spalvą. Jeigu jūs, pavyzdžiui, ten supirsit 2 spalvų grūdus, ir vieną spalvą valo į vieną pusę, kita į kitą pusę. Ir tai yra sako svarbu, nes kartais patenka tokių pat sėklų, kaip ir grūdų sėklų, ir jų yra neįmanoma išvalyti. Tai jeigu jūs kada su klase nuvažiuosit į svečius, aplankysite ūkį, būtinai paprašykite, kad jų parodytų šitą optinę valymo mašiną, kad parodytų talpyklas. Visi jo nauji statiniai yra statomi už namų, todėl kad jo projekte yra atstatyti tokius namus, kaip jie atrodė prieš 100 metų ir kad išliktų tokie patys. Visa jų giminė labai rūpinosi menų, kultūra. Pavyzdžiui, jo dėdė taip pat buvo gražėjas. Ir jeigu jūs buvot Kaune, yra Velnių muziejus Kaune, Muzinavičiaus. Jis ten surinkęs turi visą kolekciją velnių. Tai kaip tik tai buvo padaryta Peckaus brolio iniciatyva. Jis paskatino savo draugas Muzinavičių surinkti tos vertis ir daryti tą Kaune muziejuje. Dabar norėčiau dar truputėlį papasakoti, kokius jisai augina grūdus. Gal jūs apie juos ir negirdėjote. Tai ar jūs girdėjote kada nors apie tokius burnočius? Negirdėjote. Tai noriu aš juos įskirti ir soras augina. Ir kitus augalus, jų yra apie 30, kurių kiti ūkininkai Lietuvoje neaugina. Tai yra augalai, kurie gal savo vertę, žmonės pajaus tai labai vertingas, tai 21 amžiaus augalai. Ir jis dažniausiai pasiparduoda Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje, todėl kad lietuviai sako, kad nesuvokia, kiek vertingi ir daugiausiai perka kruopas pagamintas iš kviečių. Pavyzdžiui, dideli plotai susiję garstyčiomis, solomis, burnočiais. Pasak jo, pats vertingiausias augalas yra burnotis. Tai jie buvo grūdelius panašiose sėklose
baltymų, riebalų ir ląstelienos yra gerokai daugiau nei kitose valginiuose augaluose. Pagal amino rūgščių kiekį burnočiai prilygsta sojoms ir net motinos pienui. Juose gausu ir kalcio, ir geležies, ir magnio, ir fosforo, kalio. Bet ne gluteno, kuris vaikams dažnai sukelia alergiją. Burnočiai iš 500 milijono pasaulyje priskaičiuojamų augalų patenka į vertingiausių 30-tuką. Iš šių lapų galima gaminti salotas, virti sriubas, o sėklos pridedančios riešutų skonį valgomos vienos ir dedame į salotas, desertus. Burnočiai vadinami vieni perspektyviausių 21 amžiaus augalų. Todėl Lietuvos sveiko maisto parduotuvėse kilogramas kainuoja, čia dar litais, tai maždaug 12 eurų. Taip pat augina soras. Ir soras ir burnočiai kuria ne tik tai lapkritį, nes labai sunku nugulti. Ir jeigu sako lapkritį, pavyzdžiui, sniegą, tai iš viso šitas derliaus nenuimsi ir gali turėti didelių nuostolių. Taip, kad auginti tas 30 daržovių augalų, kurių yra Lietuvoje, irgi reikia kažką žinoti, reikia tyrinėti, reikia domėtis. Todėl jisai važiuoja į Kauną, į Daugumos eksperimentinį ūkį ir ten jisai palaiko ryšius su mokslininkais, kurie jam patarė, kaip auginti, ką auginti. Aišku, pinigų, sako, aš iš to uždirbu nedaug, bet man svarbiausia kūryba. Man labai puiku, sako, kad aš esu fizikas, kad aš galiu kurti savo pasakytoje srityje, bet taip pat džiaugiuosi, kad tą kūrybą aš galiu užsiimti ir savo žemės ūkyje. Visi vyresni žmonės ir vyresni mokiniai, aš žinau, gal neteko būti jo ūkyje, labai vertina šitą šeimą, todėl kad jiems rūpi taip pat ir Ubirijos kaimo kultūra. Jūs visi žinote paminklą, kuris pastatytas yra prie bažnyčios išblaškytiems Sibiros vaikams. Tai šitas paminklas irgi buvo pastatytas Alfonso Peckaus iniciatyva. Taigi, gal ir trumpai apie šitą žmogų ir apie šitą šeimą. Dar dabar žinome, kad mokiniai mokėsi mūsų mokykloje ir mano auklėtinis buvo Martynas. Visada būdavo susikaupęs, ramus, lėtas, labai geras mokinys, bet sakydavo, aš kartais grįžtu ir aš nespėju net savo kuprinės užnešti į kambarį ir pasidėti. Aš eidavau pas tėtį ir mes abu važiuodavome į laukus. Nu ir būdavo klasės valandėlės, būdavo tie susirinkimai ir visada paskui šeima atvykdavo į tuos susirinkimus su dideliu krepšiu, kriaušių, pačių skaniausių obuolių, kurie 100 metų geriausios veislės auginamos būdavo jų namuose. Aš atsimenu, būdavo žiema, vasaris, kovo mėnuo, o Martynas dažnai ateidavo su krepšiu kriaušių mokyklą, sakydamos, labai skanis, tėtis sakė, neškimo vaikams, nes paskui šitas kriaušės prapuls ir jos supus. Tai manau, kad tas gerumas ir vaikuose, kuriuose tėvai skyrėjo, išliko ir ateityje galvoju, kad tikrai ta sodyba neprapuls, nes auga du puikus sūnūs, tai Martynas ir Domantas, nors jie ir fizikai, ir mokslo daktarai, jie tyrinėja labai sudėtingus dalykus, bet kad reikia jas neapleisti.